Sveiki, su jumis Aiskekas ir šiandien aš kalbėsiu apie MMORPG žaidimą Eden Eternal. Tai yra gan animuotas žaidimas, kuriame jūs galėsit žaisti tokį žaidimą, kuris nebus panašus į WoW arba kaip kiti žaidimai, kaip Lineages ir taip toliau. Čia bus visai kitas žaidimas, galim skaityti, daugiau pasirinkimų, kurtas visiškai skirtingas MMORPG. Tai nebus pritampamas ar nukopijuotas, kaip sakys, prie kitų. Ir šitą žaidimą turėtų pavežti beveik visiems žaidėjams su bet kokiais kompiuteriais. Jis nereikalauja daug, dėl to tai jums tikrai patiks. Ir nors ir jis nedaug reikalauja, bet jis vis tiek lieka gan labai įdomus žaidimas. Nors ir grafika, ta animacija gali nepatikti visiems. Bet dauguma, aš pažįstu žmonių, čia būna vyresni už mane. Taigi, kaip matot, yra kaip pora emotų. Va, visokie emotai. Bet gerai, grįžtam prie charakterio kūrimo. Parodysiu jums charakterio kūrimus. Taigi, va, kaip matot, yra 5 rasės. Humanai, Zumi, tai pelės milžiniškos, man patinka jų dantys. Taigi, vėliau Anūra, varliagyviai, galim jie pakeisti akis, spalvą, odą. Vėliau meškos, agresyviuose, irgi galim pakeisti spalvą, panda ir halfkinai, čia kaip mini humanai. Taip pat už kiekvieną klasę žaisdami visus galite pasimti, hunterės, skillas, pavyzdžiui, radom parlėsą, kaip tokius, shotgunnerį. Va. Kiekviena klasė privalumai. Warriorai, tai kai visą laiką tankai būna ir DPS ir panašiai. Čia va jau roguoja, čia grini DPS. Čia archeriai, jie ranges, taip pat ir engineeris, kuris gali pasirasti transformerių ir taip toliau. Klierikai, tai healeriai, bufferiai ir šiaip supportai. O magai tai irgi DPS ir panašiai. Damages. Va dar nesiniai atsirado nauja klasė, samurai. Kai matot, jie priskiriami prie DPS. Jie reikalavimai charakterį levelis 60 turi būti, warrior levelis 55 ir material artist 55. Va, material artist. Taip pat visą laiką galės pasirinkti tam tikrus plaukus, merginą arba vyrą. Va. Taigi va. Čia tiek, dabar parodysiu, aš turiu 2 charakterius, magą ir warriorą. Dar kai aš tik pradėjau žaidimą, buvo tik tai viena klasė, humanai, dėl to aš turiu tik tai humaną. Nu, vėliau atsiradau varliagyviai ir to pelės, bet vis tiek likau ant savo šitų. Taigi jums šką parodysiu savo šitą čarą, kaip žaisti ir panašiai. Dabar aš nauduosiu Valley of King, parodysiu jums žemėlapį ir visa kita. Va, dabar krauna. Taigi va, aš žaidime. Pas mane dabar irgi naktis, dėl to yra pasaulyje naktis. Taip, iškart parodysiu jums žemėlapį. Va, čia yra kaip kiekvienos teritorijos žemėlapis. Pirma, jūs kelsitės čia levelį. Va, parašyta nuo kiek? Nuo 34 iki 37 čia kelsitės levelį. O aš jau 37, tai galėsiu šiuo eiti iš čia. Taigi, dar parodysiu. Va, čia visos teritorijos. Va, pradedat nuo Limstone BTD ir einat šito keliu taip iki čia. Vėliau, dabar aš eisiu toliau. Taip ir toliau tęsiasi, va. Pirmai, čia jūs būsit šitam kaimelį. Vėliau čia eisit. Ir taip toliau. Kiekvienas plotelis toks turi 2 arba 1 dungeoną, kaip čia. Fort Vendure dungeonas ir panašiai. Va. O čia va, kaip žemėlapis. Va, čia pamatysite skillai, chatas, kaip tik parašė vienas hi, pat ieškojo.
Taigi, ką čia dar parodyt? Search party, čia va galėsit party surast, kad į dungeonus padėt nueit ir panašiai. Charakteriai, tai čia jūsų skillai, statsai ir panašiai. Class glyphai. Va. Nemačiau dar, nežinau. Special currency irgi nieko neturiu. Dar parodysiu quest logą. Čia kaip dungeonai, questai visi. Halloween questai netgi turiu. Dar nuo Halloweeno laikų. Va mano draugai. Pora. Item mailas. Čia viską galėsite pirkti už AP arba Eternal pointus. Kai kuriuos dalykus jūs gaunat nemokamai, kaip aš turiu va porą. Šiandien gal proga. Nu, bet man atrodo galima kai kada va, netgi už vieną gaut. Vėliau guildai. Esu vienam guilde. Čia mes buvom draugų guildą susikūrę. Čia mano iš tėvo buvo du draugai, mes visą laiką žaisdavom jį, bet dabar viskas pasikeitė, visi išėjomės, jie išėjo. Va, ten draugai buvo vyresni už mane, jie netgi draugavo, ten buvo mergina ir vyras. Kai vaikinas ir mergina žaidžia ir jie kaip draugauja per šitą žaidimą, jie gauna bonus XP ir panašiai. Taigi, va, čia kaip matot mano class warrioras, aš esu už warriorą keliu. Dėl to visi tam taip warriorą. O šitos glyphs gausit kažkiek levelio, tiksliai neatsimenu. O aš surinkau tuos 4 ir uždėjau, jie man priduoda defense savo 5% panašiai. Jos gausit va čia. O pointą gausit po kiekvieno levelio, va, po šito levelio. Čia jūsų pagrindinis levelis, o čia va jūsų klasės levelis. Va, class roosteris, visą laiką galės pasikeisti knightą, va, geriau biškį knightą, arba email damage. Jums, pavyzdžiui, nusibodo žaisti už warriorą, jūs visą laiką galėsit pasikeisti. Nesvarbu, jūs galėsite bet kada, bet kokį pasikeisti. Tas ir įdomu, kad vidury žaidimo galėsite pasikeisti klasę. Bet vis tiek, ta klasė pagrindinė, kurią tu paimsi pirmą ir kokį tu paimsi levelį, toks bus ir toks tu ir būsi. Aš, pavyzdžiui, paėmiau Guardianą. Defenso plus 10% duoda ir resisto plus 5. Aš mėgstu už tanką žaisti, dėl to aš ir kuriuos tanką. Ir kaip tik warrioras ir tanko glyfą paėmiau. Taip ir mage'as, ir klierikas ir panašiai. Taip, dar class skillai. Čia jūsų class skillai. Taip pat gausit juos kiekvieną kartą, kai paskelsit va šitą levelį. O reg skillai tai paskėlė šitą levelį gausit, matot. Reg skillus galėsit pirkti už pinigus. Už tuos pinigus. O class skillus reikės už talentus, o remaining CP. Taigi, lygtais viskas, va čia mano inventorius, visokių šiukšlių pilna. Taip daug ką nežinau, ką reiškia, jau užmiršęs būsiu. Chatas. Man visokie skillai. Einam pabandysim pamušt kokių mobų. Nu, pavyzdžiui, va, bėgi jį. Tada trenkiu, va, paleidau antrą skillą, tada pirmą ir trečią. Antrą paleidau skillą nestunina, taip ir kombinacijos savo turiu tam tikrų skillų. Beveik neleidžiu priešai man trenkti. Bet dažniausiai man trenkia vis dėlto. Potus galite pirkti belenkur ir belenkada. Ta prasme, kad potus nereiks jums eiti į turgus ir ten ieškoti jų. Jūs visą laiką juos galėsite nusipirkti bet kur. Tam tikrose šopuose. Bet esmė tame, kad nėra limito ir jų tu gali naudoti ir naudoti. Čia ne tai, kad potus reikia pirkti, ten juos saugot, žinai, ir naudoti atskirtiniu atveju. Ne, čia juos galėsi va dabar pavyzdžiui naudoti dažnai ir jau greit vėl užsipildys ir vėl galėsi naudoti. Dabar aš mūsų bosą, Munaną. Dėl to man taip ir sunku. Va, breakpointai dar yra. Čia reikia tam tikros klasės kartais, kad jį mažinta breakpointą. Breakpointas, kaip sumažini breakpointą, jo dalis kažkas lūžta ir jis pasidaro silpnesnis. Bet aš ir taip galiu lengvai. Taip pat užsimesiu dabar savo stipriausias auras. Čia va, man priduos labai daug damage ir panašiai. Gynyba va. Increase defensas ir taip toliau. Va. Ir gavau achievementą. Šitą patraukiam. Va. Gavau achievementą Rare Monster. Va, kiek aš Rare Monstrų visokių užmušęs per visą savo žaidimą. Čia va, mušiau. Va. Ir užmušiau iki mumijos. Šitose. Taigi va.
Kaip matot, žaidimas gan linksmas ir matot, grafika gan gera. Nors ir atrodo animuota, bet kažkaip sužaidė mane. Nežinau, man patinka. Dėl to ir žaidimą žaidžiau. Paskėliau gana daug, kaip pastebėjot. Žaidimas gana tikrai fainas. Klanai gali savo miestelius kaip kurti. Ten tobulintis ir panašiai. Yra klan karai, PvP, viskas. Kai normalus žaidimas. Viskas yra, galim skaityti čia. Va ir dungeonas. Aš čia laukiu prie dungeoną, kuriuo eisiu su žmonėm. Va, lafe. Rūten tai bus šito kitos vietos dungeonas, o šičia aš jau jį perėjau. Buvo linksma, bet ir sunku. Taigi, kol kas ir tiek apie šitą žaidimą. Tai va, kaip paminėjau, dar yra šuo. Nepaminėjau, va. Šuo renka jūs visą laiką itemus, jums nereiks jaudintis rinkti itemus, ten renki, turi pats paimti, šuo viską surinks, autolūtas čia. Nes nereikės išmesit, reikės, bet dažniausiai visko čia reikia, čia ir gerai padarė, kad nors kartą šuo renka daiktus, kaip pašininkas. Taigi va, šiandien tiek, su Eden Eternal, su jumis buvo Aizjakas iš niekur. Taigi prašau jūsų rašyti description'e, kokių jūs norit žaidimų ir panašiai. Gerai, su jumis Aizjakas, iki.